Sveiki! Šiandien laukia mūsų puikiai ir įdomi diena, nes į mūsų dirbtuvės atvyksta ypatingas svečias. Jis tuo pačiu yra ir mūsų klientas, tai yra sportininkas, kuris atlieka akrobatikos triukus važinėdamas ant motociklo. Ir žmogus, kuris garsina Lietuvos vardą visame pasaulyje, nes jo vardas ir pavardė yra dažniau minimas užsienyje negu Lietuvoje. Tai yra motoakrobatas Aras Gibieža. Sveikas, Juliau. Sveikas, Arai. Įsigijau naują busiuką ir pagalvojau, kodėlgi nepadengus antikorozinę dangą. Na, tai manau yra pats geriausias sprendimas. Mes esame pasiruošę, galime kibti į darbus. Puiku. Aš tik turiu papildomą svorę, kurį norėčiau užsikrauti. Everywhere I go, the people really wanna know who I is and who I be. They stop and stare when they see me. If it's said it once, no need to repeat. Run up on me, watch you fall to your knees. Tip my hat when it's time for the kill. Ain't no beast when you're really real. I am the boss, I am the Don. I am the one they call Lucky Charm. Got my own shit, I don't need your farm. Life was so hard, it made me weak. Built to last, this girl ain't weak. Sturdy and still when I plant my feet. Got it out the mud, now it's racks in my sleep. Look to God, he supplies my needs. Endless faith is what brought me next level prosperity. Silent power moves is what I'm giving. They love to hate the world they can't live in. Always present for the high roads. Go swim within the deep lows. Lows. What told the future? Who knows? I don't do it for the likes, I do it for the love. Do it for the ones who really need a hug, cause they had it tough, never had enough. Feared, loved, and respected. Using words as a weapon. Chest and she. Test and she. Hurry up quick, El Jefe's coming soon. Arai, nuaidėjo tavo namų turas per Lietuvą. Ar bus dar galima išvysti šiais metais tavo pasirodymus? Jo, tai iš tikrųjų bus dar galima išvysti mano pasirodymą. Ir artimiausias ir didžiausias renginys bus rugsėjo 3 dieną. Tai bus Vilniuje, Konstitucijos prospekte, atvažiuoja netgi Formulė 1 bolidas iš Austrijos. Tai bus nerealus renginys, aš pats tenai sieksiu pasaulio rekordą. Su manim dar dalyvaus kiti 3 motoakrobatai, taip pat dalyvaus 4 drifteriai. Tai labai laukiu to renginio, stipriai ruošiamės visi ir atvykit būtinai, bus labai įdomu. Kas naujo motoakrobatikos pasaulyje ir į ką jūs esat susikoncentravę šiai dienai? Tai naujo iš tikrųjų daug vyksta. Galėčiau įvardinti motociklo pakeitimas. Būtent mano kaip motoakrobato tai yra labai didelis iššūkis, kadangi nuo kitų metų važiuoju KT motociklais. Tai dabar vyksta intensyvus detalių ieškojimas ir ieškojimas partnerių, kurie galbūt galėtų pagaminti tas detalės, nes kadangi yra visiškai naujas modelis ir jam jokių motoakrobacijai kaip pritaikytų detalių dar nieks nėra pagaminę. Tai vat mano dėmesys yra čia. Aplamai pasaulyje motoakrobatikos tai dėmesys yra į treniruotės ir galėčiau įvardinti į socialinę mediją ir video kūrimą. Kodėl nusprendei pasirinkti kito gamintojo motociklą? Tai iš tikrųjų visą gyvenimą važinėjau pagrinde su Kawasakiu paskutinius 12 metų, bet jie nebuvo mano rėmėjai, aš tiesiog važinėjau, nes motociklas man patiko. Bet atėjo laikas kažkam naujam, keistis, tobulėti, tiesiog išmėginti kažką naujo ir gavau pasiūlymą iš KTM gamyklos, ar norėčiau tapti jų ambasadorium ir pradėti tiesiog naują sezoną su visiškai šviežiais motociklais. Tai žinoma, aš negalėjau atsispirti ir sutikau. Tai buvo mano sena svajonė, kad sueiti su kažkokia gamykla ir važiuoti būtent su jų motociklais. Tai va, noras išsipildė, dabar iš tikrųjų bandau ruošti ir treniruotis. Ir labai viskas šviežia, dar negaliu daug ko pasakoti, nes pats nieko daug nežinau, bet labai esu sužavėtas, pakerėtas ir labai patenkintas esu pagal tai. Supratau, vadinasi, ateityje mes tiesiog tave išvysim testuojant KTM techniką. Tikrai taip ir bus daugiau oranžinės spalvos mano gyvenime. Arai, sakyk, kokia yra motoakrobatikos ateitis Lietuvoje? Ateitis yra šviesi, manau, kadangi mano kolegos iš Utenos, jie rengia motoakrobatikos laisvas treniruotės bei turi įrenginį mokinimui ant galinio rato važiuoti. To pasėkoje pritraukia nemažai susidomėjimo, bei laisvas treniruotės atvyksta nemažai jaunimo su motoroleriais.
kurie mokinasi važiuoti ant galinio rato ir daryti visokius triukus. Tai tas yra labai faina ir džiugina ir aš manau po 4 metų stipresni jaunuoliai prisijungs prie mūsų su didžiaisiais motociklais ir gal net galėsime pasikviesti jos į namų turą ir daryti pasirodymus drauge. Kol mes kalbam, darbai antikoroziniai beveik eina į pabaigą. Norėjau paklausti apie tavo autobusiuką. Jį nusipirkai labiau darbui ar kelionės tikslams? Tai iš tikrųjų ir kelionėm, ir darbui naudoju viskam. Vežiotis motociklus, taip pat keliauti su šeima. Šiuo metu jis dar nėra pilnai rengtas. Per žiemą vyks darbai Tukados ceche gamybiniam, kur planuojame iš jo padaryti kemperį, kuriame galėsiu keliauti su šeima ir taip pat galėsiu motociklus garaže vežtis. Tai per metus nuvažiuoju apie 40-60 tūkstančių kilometrų su juo. Čia yra mano pagrindinis transportas, aš net iš tikrųjų neturiu lengvosios mašinos. Visada visur važiuoju arba su busiuku, arba su motociklu. Kadangi šios transporto priemonės nuvažiuojamas atstumas yra labai didelis, Arai, kviečiu tave po metų sugrįžti į mūsų antikorozinį centrą, atlikti pakartotiną dugno padengimą. Super, būtinai grįšiu.